Pamokomasis filmukas tiems, kurie nori gauti kompensaciją iš techninės pagalbiesiems centro už elektrinį vežimėlį, skuterį ar kitą neįgaliųjų techniką. Pirmiausia, turite turėti nustatytą negalią. Tada kreipiatės į šeimos gydytoją ir gaunate siuntimą pas gydytoją reabilitologą. Reabilitologas įvertinęs jūsų būklę išrašo medicininį dokumentą E027. Paprašykite, kad dokumentas būtų įkeltas į sveikatos sistemą arba išduotas popieriniu formatu ir galiotų pusę metų, nes technikos, pavyzdžiui, elektrinio vežimėlio, gamyba gali užtrukti. Toliau išsirenkate techniką. Pardavėjas privalo pateikti: pirma, sąskaitą faktūrą, jeigu mokėsite iš karto. Jeigu suma yra didelė ir planuojate sumokėti pardavėjui vėliau, tik gavę kompensaciją iš techninės pagalbos neįgaliesiems centro, tada pardavėjas privalo pateikti išankstinę sąskaitą arba komercinį pasiūlymą su mokėjimo atidėjimu. Antra, ES atitikties deklaracija. Trečia, garantinį lapą. Tuomet per SPIS sistemą pateikite prašymą kompensacijai gauti. Jeigu sudėtinga pildyti SPIS internetu, galite nuvykti tiesiogiai į techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, kur darbuotojai padės užpildyti prašymą. Kaip pildyti dokumentus per SPIS sistemą? Pirmas žingsnis – atidarome svetainę SPIS ir jungiamės per gyventojų elektroninės paslaugas. Pasirenkame savo patogiausią prisijungimo būdą. Galima jungtis per elektroninę bankininkystę su Smart ID, mobiliuoju parašu ar kitų būdų. Jeigu jungiatės per elektroninę bankininkystę, pirma, įvedate savo banko ID. Antra, savo asmens kodą ir patvirtinate prisijungimą. Prisijungiant būtina pažymėti varnelę, kad sutinkate su duomenų perdavimu ir spausti prisijungti. Prisijungus pirmą kartą atsidariusiame lange užpildome trūkstamus duomenis – elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir kitą reikalingą informaciją. Viską išsaugome. Toliau pasirenkame naujas prašymas. Pasirenkame pagalba asmeniui su negale, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis arba šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimas. Atsidariusiame lange pasirenkame punktą prašymas skirti judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją. Spaudžiame toliau. Spaudžiame pildyti prašymą. Lange prašymo teikėjas, spaudžiame toliau. Toliau pasirenkame padalinį pagal savo gyvenamąją vietą, tą techninės pagalbos neįgaliesiems centro skyrių, į kurį kreipiatės. Pasirenkame reikalingą priemonę. Pavyzdžiui, elektrinis vežimėlis ir jo priedai asmeniui nuo 18 metų. Jeigu asmo jaunesnis nei 18 metų, pasirenkame atitinkamą variantą iki 18 metų. Jeigu reikalinga kita priemonė, pavyzdžiui, daugiafunkcis vežimėlis, skuteris, aktyvaus tipo vežimėlis arba naktipuodžio kėdutė, ją taip pat galima pasirinkti iš sąrašo. Antrame punkte pagrindas skirti asmenių judėjimo techninės pagalbos priemonę nurodome asmens neįgalumo ar darbingumo lygį ir iki kada jis nustatytas. Trečiame punkte papildoma informacija pažymime kelintą kartą asmo kreipėsi dėl kompensacijos. Ketvirtame punkte nurodome, kur yra medicininiai dokumentai, ar jie įkelti į e-sveikatą ar bus pateikiami atskirai. Penktame punkte pasirenkame banko sąskaitą, į kurią bus pervedama kompensacija. Galima pasirinkti savo sąskaitą arba įvesti kitą sąskaitos numerį, į kurią norite, kad būtų pervesti kompensacijos pinigai. Šeštame punkte pasirenkame, kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją apie prašymo eigą. Ar dokumentai priimti, ar yra trūkumų, ar priimtas sprendimas. Čia įrašome savo elektroninio pašto adresą. Aštuntame punkte pastabų skiltyje galite įrašyti papildomą informaciją. Pavyzdžiui, kur yra medicininis E027 dokumentas arba kad popierinė forma jau išsiųsta elektroniniu paštu. Jeigu siunčiate dokumentus elektroniniu paštu, tai taip ir nurodykite pastabose. Užpildę prašymą spaudžiame išsaugoti. Paskutinis etapas – reikiamų dokumentų įkėlimas ar papildymas. Atidarę langą spaudžiame mano prašymai. Pasirenkame dokumento ikonėlę ir paspaudžiame ją. Sukeliame reikiamus dokumentus. Pasirenkame reikiamus dokumentus ir spaudžiame atidaryti. Dokumentai bus įkeliami čia. Pirma. Išankstinė sąskaita, sąskaita faktūra arba komercinį pasiūlymą su mokėjimo atidėjimu iš pardavėjo. Antra. ES atitikties deklaracija. Trečia, garantinį lapą. Ketvirta, jeigu jau sumokėjote visą sumą arba užstatą, įkeliame banko pavedimo kopiją, galiojantį medicininį dokumentą E027. Mes jį jau nurodėme anksčiau, kad jis yra e-sveikatoje.
Sukėlę reikiamus dokumentus. Apačioje spaudžiame Išsaugoti, jeigu norėsite dar koreguoti. Jeigu sukėlėte visus reikiamus dokumentus ir pilnai užpildėte prašymą, spaudžiame Pateikti. Susipažinę su pateikta informacija, spaudžiame Tvirtinu. Pateikus prašymą, jo būsena pasikeis iš pildomas į apdorojamas, priimtas, atmestas arba patenkintas. Atmetimo atveju gausite pranešimą elektroniniu laišku ir skiltyje Gauti pranešimai. Bus nurodytos atmetimo priežastys. Prašymą reikės papildyti arba pildyti iš naujo. Prašymus apdoros arba atmes techninės pagalbos neįgaliesiems centro specialistai. Jeigu sudėtinga pildytis PIS internetu, galite nuvykti tiesiogiai į techninės pagalbos neįgaliesiems centrą, kur darbuotojai padės užpildyti prašymą. Nuo visų dokumentų pateikimo dienos sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 kalendorinės dienas. Gavę sprendimą ir kompensaciją sumokate pardavėjui, jei pasirinkote mokėjimo atidėjimą. Pateikite pilnai viso apmokėjimo įrodymą, išsiųsdami techninės pagalbos neįgaliesiems centrui galutinio pavedimo banko kopiją, įkeldami ją į SPIS sistemos skilties Mano prašymai dokumentų skiltį, papildant prašymą, arba pareikalavus išsiųsdami elektroniniu paštu. Jeigu technikos kaina yra didesnė nei maksimali valstybės kompensuojama suma, kainos skirtumą dengiate patys. Judėjimo priemonių, kurias kompensuoja centras, sąrašą įdėsiu aprašyme apačioje.